Labą dieną, su jumis ir vėl e-medicina.lt tinklalaidė ir aš Viktorija. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų tinklalaidė sulaukia vis daugiau klausytojų. Šiandien mes jums paruošime dar vieną įdomią temą – tai tuštinimosi sutrikimai bei žarnyno ligų profilaktika. Šią temą kalbėsime kartu su gydytoju chirurgu, onkologu, kuris 2016 metais apsigynė disertaciją susijusią temą, stažavosi didžiausiose lyderiaujančiose pasaulio klinikose, kaip Pietų Korėjoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Vokietijoje ir daugybė kitų. Yra daugelio pasaulinių koloproktologijos draugijų narys, įvairių komitetų aktyvus narys, taip pat Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, klinikinės medicinos instituto, vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikos docentas, rezidentų vadovas Audrius Dulskas. Sveiki, gydytojau. Sveiki. Tiek pristačiau jūs, tiek papasakojau, bet gal galite trumpai papasakoti apie save ir kokia jūsų vis tik veiklos sritis yra. Taip, tai esu, kaip ir minėjote, esu docentas ir chirurgas, ne tik dėstau, bet ir gydau pacientus ir kadangi esu daugelio draugijų narys, tai tuomet tuo pačiu prisidedu ir įvairių klinikinių tyrimų, tiek Lietuvos mastu, tiek europinių, tiek ir pasaulinių. Ir mano turbūt ta domėjimosi sritis, ta siauresnioji sritis yra storosios žarnos, storojo žarnyno patologija. Dažniausiai žinoma gydau, kadangi dirbu Nacionaliniam vėžio institute, tai gydau pacientus sergančius storosios žarnos vėžiu. Tai kaip ir minėjau, ar ne, mūsų pagrindinė šiandienos tema yra tuštinimosi sutrikimai, kur ir jūs įvardijot, ar ne, savo pagrindinę tarsi domėjimosi veiklą. Tai gal galite įvardinti, kokie yra pagrindiniai ar dažniausi tuštinimosi sutrikimai? Taip, tai turbūt dažniausi sutrikimai, dėl kurių pas mus pasirodo, kreipiasi pacientai, tai yra du. Tai vienas yra, kuomet per dažnai tuštinasi, tai yra viduriavimai arba išmatų nelaikymai, o kitoj pusėje yra jau tie reti tuštinimaisi arba obstipacijos. Turbūt irgi reiktų kas yra obstipacija arba kas yra normalus tuštinimasis, turbūt reiktų apibrėžti. Tai apibrėžia gastroenterologų kai kurios draugijos Europos būtent, kad tai yra tuštinimasis nuo 3 kartų per dieną iki kas 3 dieną. Tai tokie būtų tas normalus dažnumas išeiti į tualetą. Tai dabar gal galėtumėte apibrėžti, kas yra obstipacijos ir kas yra viduriavimas? Taip, tai obstipacijos tai būna ir obstipacijos arba užkietėjimai vidurių, konstipacijos, yra įvairių terminų. Tai toks tuštinimasis, kai pacientai dažniausiai tikrai ateina jau, kuomet negali pasituštinti savaitę ir ilgiau. Dažnai reikia pacientam patiem kažkaip padėti savo užsitušpausti pilvą, ar moterim reikia spausti makšties reikia, o gal kartais net ir pirštu išsikrapštyti tuos jau kietus sukietėjusius vadinamus jau fekolitus, tai yra išmatas virtusias akmenimis. Kitoji spektro pusė yra tas arba viduriavimas, kuomet labai dažnai tuštinasi. Aišku, dėl viduriavimo dažniau jie patenka arba infekcinės ligoninės, arba pas gastroenterologą, ne pas chirurgą. Pas chirurgą ateina, kai yra išmatų nelaikymas. Tai išmatų nelaikymo yra labai daug apibrėžimų. Bent 20 organizacijų pateikia bent 20 skirtingų apibrėžimų, bet tačiau toks bendras būtų, kad kažko žmogus nesulaiko ir kažkas iškrenta į apatinius. Ar tai būtų dujos, ar tai būtų skystos išmatos, ar tai būtų kietos išmatos. Ir tas turėtų trukti bent 3 mėnesius. Dažniausias toks būna apibrėžimas. Dažnai tikrai žmonėms atrodo sudėtinga kalbėti apie tuštinimosi sutrikimus, todėl neretai kreipiasi dėl uždelstų patologijų. Ar teko susidurti jūsų praktikoje su tokiais atvejais, kada atrodo dėl temos nemalonumo ar patologijos nesikreipė ir turėjo uždelstą atvejį? Tie atvejai gal nebūna tokie labai uždelsti. Tas uždelsimas tiksliau nelemia kažkokių, dažniausiai nelemia kažkokių gydymo pokyčių. Ir būtent kalbant apie tą, kodėl nekalba. Ir toks labai keistas, turbūt, keistas reiškinys, kad turbūt pažvelgus į
mamyčių formos, tai apie tuštinimosi problemas, tai turbūt būna vienas dažniausių skundų. Tai jos apie vaiko tuštinimąsi kalba turbūt dažniausiai. Tai yra problema, kuri tikrai labai aktuali ir ta problema iš tikrųjų niekur nedingsta net ir suaugusių periode. Tačiau apie tai tampama tabu kalbėti, žmonės nenori kalbėti, tai nebūna to small talk arba pokalbis prie kavos puodelio, apie tuštinimosi problemas nekalba. Ir turėjom tokią apklausą visam pasaulyje, tiesa, atlikome virš 100 įstaigų įtraukta ir beveik 2000 pacientų, kurie būtent atsakinėjo į klausimus apie išmatų nelaikymą. Kas įdomiausia, kad žmonės turėdami, dažniausiai tai yra moteris, turėdamas išmatų nelaikymą, pasirodo pirmą kartą pas gydytojus praėjus bent metam ar 3. Didžioji dalis. Tačiau yra net tokių, kurios kenčia 10-20 metų. Ir žmogus toks organizmas, toks sutvėrimas, galbūt reiktų pavadinti, kuris prisitaiko prie viso. Ir žmonės tada užsidaro savyje, nevaikšto niekur, nevalgo nieko, jeigu žino, kad kažkur reikės eiti. Turbūt tas dalykas, toks paaiškinimas, dėl ko jie nesikreipia. Kaip manot, kas lemia, ar tarkim, mityba turbūt vienas iš faktorių tos tuštinimosi sutrikimus, ar kažkokių dar galėtumėte įvardinti? Turbūt vieni pagrindinių ir būtų visas tas terminas toksai sveika gyvensena ir kas po jo palenda, tai ir fizinis aktyvumas, nes mėgstu sakyti pacientam, kad jeigu jūs judėsit, žarnynas irgi aktyvesnis bus, veikla bus aktyvesnė, tai visas fiziniai aktyvumai yra labai svarbu. Mityba, pakankamas skysčių vartojimas. Jeigu paklausi paciento, kiek išgeri per parą, per dieną, skysčių, vandens, sako, išgeriau 3 puodelius kavos. Kava vienas dalykas jau yra diuretikas ir skysčių, jeigu nėra, iš kur formuosis tos išmatos ir dažniausiai jos formuojasi kietos. Dažniausiai tada aktyvumas žarnyno labai žemas ir aišku, pacientai tada retai išeina į tualetą ir atsiranda visos tos problemos, kartu net ir gali pasireikšti, net ir kažkuriuo metu ir išmatų nelaiko. Tai dieta, režimas, fizinis aktyvumas tokie kaip ir svarbiausi faktoriai būtų. Ir tarsi iš to įplaukia, kad ir tokios būtų, ar ne, profilaktikos priemonės. Tikrai, sveikai maitintis, judėti, ar ne? Pačios pigiausios ir pačios iš tikrųjų paprasčiausios priemonės. O kalbant, tarkim, apie medikamentinį gydymą, kada vis tik reikėtų jo imtis, ar vis tik reikėtų visų pirmiausia pabandyti keisti savo gyvenimo būdą ir po kiek tada laiko nepavykus reikėtų imtis medikamentinio gydymo? Visada sakau, kad nepradėt patiem gydytis, neužsiminėti savigydą ir pirmiausia, tai reiktų kreiptis į specialistą ar šeimos gydytoją pradžioj, kad pasižiūrėti, dėl ko ta problema yra. Jeigu tai yra funkcinės kilmės, tada mes jau bandom su visais režimais, dietomis, fiziniu aktyvumu. Paprastai sakau pacientam po 2-3 mėnesių sugrįžkit, pasižiūrėsime, ar pagerėjo ar ne. Ir dar kas irgi labai svarbu paminėti, kad tas taisyklingas tuštinimasis, tas irgi turėtų būti mokoma, kuomet keliai yra sėdint tualete aukščiau negu dubuo, tai tokia yra fiziologinė padėtis ir tai turėtų būti mokoma jau turbūt nuo pradinukų, nuo mokyklos, nuo darželio laikų ir tas taisyklingas tuštinimasis yra tikrai labai svarbu. Jį žinoti, kad neužlaikyti, kuomet užsimanai, nes tada, kai jau vėl žmogus lyg ir turintis galimybę išeiti į tualetą, eina, stanginasi, tada prasideda kitos problemos. Tai apie tą medikamentinį gydymą, ar vis tik dažniau skiriat gyvensenos korekciją? Pirma gyvensenos korekcija, paskiau irgi ta medikamentinio gydymo nereikia jo bijoti. Prie tų medikamentų, čia toks irgi vienas iš mitų yra, kad pripras mano žarnynas. Yra vienintelis patarimas senos preparatai, kurie yra kaip ir natūralūs, tačiau jie vienu metu kaip ir stimuliuoja žarnyno veiklą, bet po savaitės 2, bent jau literatūroje rašo, kad žarnynas pradeda nebereaguoti į senos preparatus ir žarna išsipučia ir jinai tampa dar labiau neveikli. O prie visų kitų tikrai nepripras ir tas žarnynas, jisai greičiausiai jau yra motorikos sutrikimas ir jį turbūt jau reikia vis aktyviau aktyvinti.
Tai medikamentinį gydymą turbūt pradžiai keičiam dietą, režimą, jeigu žmogus, žinoma, sako, aš daug bėgioju, maitinuosi tik daržovėmis, tada taip, mes iš karto pradedam turbūt jau nuo medikamentinio gydymą, ta prasme, įvedam jį jau anksčiau. Yra visi dubens dugno raumenų treniravimai, atgalinio ryšio, biologinio atgalinio ryšio, tam tikrai pratimai, kurie irgi galėtų tą funkciją pagerinti. Reikėtų turbūt nepamiršti, kad pačios obstipacijos ar kiti tuštinimosi sutrikimai gali būti kaip simptomas kitų ligų, turbūt, ar ne? Tai kalbant apie, tarkim, patį storosios žarnos vėžį, taip pat gali būti vienas iš simptomų, ar neleiste man sumeluoti? Tikrai taip. Ir jeigu tas tuštinimasis sutrikimas užsitęsia, užtrunka bent 4-6 savaitės, tai tikrai raginu visus kreiptis į šeimos gydytoją, specialistą, kad ieškoti, kaip ir sakiau, pirmiausia struktūrinio pakenkimo. Tai vėžys, aišku, vienas iš jų ir turbūt, ypač jeigu dar yra tam tikri alarmuojantis simptomai, tai amžius, vyresnis amžius virš 50 metų, arba šalia to dar būna ir pakraujavimai, tai tuo metu tikrai jau reiktų kreiptis į specialistą. Tai koks yra storosios žarnos vėžio paplitimas Lietuvoje? Taip, tai vienas iš dažniausių vėžių, tiek vyrų, tiek moterų tarpe, 2-3 vietoje, kasmet diagnozuojama apie 1600-1800. Tai 100 tūkstančių turbūt būtų tas skaičius apie 30-30 kėdės. Tai pakankamai dažnas vėžys. Ir teko skaityti, kad ir jūs paminėjote apie amžių, vis tik ar ne vyresnis amžius čia imponuoja, bet teko skaityti, kad sergančiųjų storosios žarnos vėžių amžius jaunėja. Tai ar tai tiesa ir kodėl? Taip, jaunėjimo tendenciją mes pastebim, tik aišku, nėra tokia drastiška, kad iš karto matome tik jaunus pacientus. Jų yra iki 10% nustatoma pacientams, kurio amžius yra iki 50. Kaip ir minėjote, amžius yra rizikos veiksnys ir patikros programa yra nuo 50 metų ir tas dažnis 90% vėžių nustatoma vyresniem negu 50. Tačiau stebim tendenciją, jeigu anksčiau būdavo, tarkim, 8%, dabar jau 10%, 30 metais turėsime jau turbūt ir 15% tų jaunesnėme amžiuje. Su kuo tai susiję? Greičiausiai su mūsų gyvenimo būdu. Vis dažniau laisvalaikį leidžiam prie kompiuterio, vietoj to, kad žaistume kažkur lauke, bėgiotume ar dar kažkokią fizinę veiklą užsiminėtume, valgome greitai paruošiamą maistą ir mažai judame, valgom daug skanumynų, daug gazuotų gėrimų, kurie turi daug saldiklių. Ir visi tie dalykai turbūt susideda ir suma sumarom turim tą jaunėjimo tendenciją. Gal galite priminti, kaip storosios žarnos vėžys yra diagnozuojamas? Tai visų pirmiausia turbūt apie simptomus ir kokios toliau diagnostikos galimybės yra. Kai jau diagnozuojam, labai svarbu pabrėžti tai, kad kai diagnozuojam, tai dažnai jau yra liga pažengus. Ir mūsų tikslas ir visų prevencinių patikros programos, skrininginių programų tikslas yra nustatyti dar tas arba bent jau iki vėžinės būklės arba ankstyvas stadijas, kuomet jos neturi simptomų. Tai visus kviečiu nuo 50 metų kartą į 2 metus pasidaryti slapto kraujo testą išmatas. Visiškai neskausmingas testas, toks panašus kaip greitasis COVID testas, kuriais naudotis tikrai išmokome, arba nėštumo testas. Ir jeigu jis yra teigiamas, reiktų atlikti kolonoskopiją. Dabar jeigu jau sulaukėme simptomų, kokie tai simptomai, tai pilvo pūtimas gali būti, viduriavimai, obstipacijos, užkietėjimai, pakraujavimai, svorio kritimas nepaaiškinamas. Ir aišku, šitie visi dalykai neturėtų būti vienkartinis susirgimas, kad žmogus vienkartinai suviduriavo, jau galvojam apie vėžį. Tikrai taip nėra ir tai turėtų bent 4-6 savaitės, bent jau dažnai, jeigu yra užtrukę simptomai, tada tikrai jau nereiktų vengti gydyti. Tikrai teko girdėti daug mitų apie storosios žarnos vėžio, būtent gydymo vėliau kažkokias tai galimybės. Ir su kolegom net diskutavom, kad vienas iš tų buvo, kad vartojant pieną galima net išvengti storosios žarnos vėžio. Ar čia tiesa, ar vis tik mitas? Tokio mito net nesu girdėjęs, bet mokslinių tyrimų irgi neteko matyti. Esu girdėjęs, kad išgėrus pieno prieš krūtinės rentgenogramą jisai paslepia rūkymo požymius.
nežinau, kiek irgi tiesos yra. Na, gal žiūrint ne taip tiesiogiai, kad pienas, bet tarkim kalcio jonai yra lyg ir protekcinis veiksnys. Vitaminas D, kalcio jonai, visi radikalus surišančios medžiagos, selenas, na, tokie bendri prieš vėžį nukreipti turbūt veiksniai, kurie galėtų sumažinti. Žinau, yra tokių, japonų yra tam tikrų studijų, kur nurodė, kad varnalėšos, jų naudojimas irgi lyg ir suretina būtent storžarnės vėžio atsiradimą, sumažina jo riziką atsiradimą. Daugiau mitų tokių apie vėžį, būtent storžarnės, kad žmonės kažką naudotų tikėdami, kad jisai, neišsivystys, neteko girdėti. Net ir tiesą pasakius, kai jau yra nustatytas, kad kažkaip išsigydyti stebuklingais metodais. Yra visokie grybeliai, grybai, visokie mišiniai vaistažolių. Niekad nesakau žmonėm, tiksliau stengiuosi pasakyti tai, kad šalia mūsų gydymo galima bandyti daug, tačiau ne vietoj mūsų gydymo. Prakalbot apie gydymą, gal galit plačiau pakomentuoti, koks tas gydymas yra? Dažniausiai tai yra du tokie nauji terminai, tai yra tarpdisciplininis ir personalizuotas. Tarpdisciplininis, kad tikrai niekas negydo vienas gydytojas. Pirmiausia, mes aptarėme gydytojo onkologų komisijoje, tumor board angliškai, lietuviškai daugiaprofilinė berods komanda, kuri nutarė, tai yra chemoterapeutai, radioterapeutai, chirurgai, patologai, gastroenterologai, socialiniai darbuotojai ir visi kiti, kurių dar reikia, sprendžia, kokį geriausią gydymą pritaikyti tam konkrečiam pacientui. Jeigu kalbam apie gaubtinę žarną, tai dažniausiai mes pradedam tik nuo operacinio gydymo. Ir šalinam dalį žarnos su limfa. Jeigu turime tiesiosios žarnos navikus, čia jau gydymas yra kompleksinis ir mes labai įvairų spektrą turim tiek spindulinė terapija, tiek chemoterapija, tiek chemospindulinis gydymas ir operacija. Galim po chemospindulinio gydymo turėti visiškai išnykusi naviką ir jam jokios operacijos nereiks. Tai tas parenkama tikrai pagal kiekvieną žmogų gaus vėžį ir pagal jo tokius kaip ir poreikius ir tai, ko jisai tikisi iš gydymo. Ar po tokių operacijų yra rekomenduojama kažkokia tai speciali dieta, ar vis tik pacientai gali valgyti, ką nori? Dieta taip, jinai tikrai reikalinga, nes tuštinimasis po šių operacijų gydymų tikrai niekad nebebūna toks jau, koks buvo iki tol. Ir žmonės vėlgi susiduria su tuo turbūt dažniausiai išmatų nelaikymu, kuomet, išmatų nelaikymų, viduriniavimų, kuomet į tualetą reikia bėgioti 10, 20, 30 kartų per dieną. Gyvenimo kokybė kenčia ženkliai. Tos dietos yra tikrai, turim rekomendacijas, tačiau visada labai svarbu pabrėžti pacientam, kad tai tik rekomendacinio pobūdžio tos rekomendacijos ir kiekvienas turėtų paskiau atsirinkti, kuris jam produktas tinka, kuris netinka, kurio reiktų vengti ir jie patys labai gerai pasako dažniausiai, išgėriau pieną, jau žinau, kad už 20 minučių reiks bėgti į tualetą. Tai taip, ta dieta turi būti koreguojama. Atrodo, kad su tais simptomais, kuriuos prieš tai pasakojote, turbūt pirminis kontaktas yra šeimos gydytojo. Tai gal galėtumėt kokius duoti jiems patarimus, kaip atpažinti patologiją ir vis tik nukreipti būtent laiku specialistui? Taip, tai turbūt visi tie simptomai labai svarbu suprasti ir žinoti, kokia jų yra trukmė. Kokie simptomai pasireiškia šalia to. Tai ar pakraujavimai būna, ar svorio kritimas. Labai svarbu žinoti paciento buvusią anamnezę. Ar jisai sirgęs kažkokią žarnyno ligą. Gal kažkada šalinti buvo polipą. Taip pat reiktų žinoti ir apie giminės anamnezę. Galbūt tėvai, seneliai jauname amžiuje yra sirgę žarnyno irgi patologiją, vėžių, kas irgi didintų riziką šiam pacientui turėti irgi tą pačią patologiją. Tai turbūt svarbiausias akcentas būtų, kad jeigu simptomai užtruko 4-6 savaitės ar dar daugiau, tikrai jau reikia pradėti ieškoti, atlikti tyrimą. Jeigu yra simptomai, tai visada raginu atlikti kolonoskopiją. Tai yra endoskopinis tyrimas, kuomet bendroje jautroje žiūrime žarnyne ir ieškome tam tikrų nukrypimų. Dabar ir tenka irgi dažnai konsultuoti jaunus žmonės, kurie 20 metais, 30 metais pakraujavo vieną kartą, mėnesį, 2, pasidarai tyrimą, anoskopiją arba rektoskopiją, tai yra
tiesiosios žarnos toks ištyrimas, be jokių nejautrų, 20-30 sekundžių, kuomet matai hemorojinius mazgus. Tai visada net ir jaunesniem, paraginu juos po gydymo dėl hemorojaus atlikti slaptą kraujo testą. Jeigu jisai būtų teigiamas jau po gydymo, tada rekomenduoju kolonoskopiją. Tai atrodo, tarsi tuos kelius įvardijote šeimos gydytojo, o vis tik ką reikėtų atkreipti dėmesį pacientams, galbūt ir jie klausys mūsų tinklalaidės, į ką atkreipti dėmesį. Pacientam irgi labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu yra kažkoks nukrypimas nuo normos, jeigu kažko anksčiau nebuvo, reiktų kreiptis į specialistą ir ne į daktarą Google, o į specialistą. Nes suvedus kraujas išmatose turbūt gausime didelę paletę įvairių patologijų, tarp jų pirmauja iš karto vėžys, žmonės ateina didelėmis akimis, išsigandę, prašo brangių daugybės tyrimų, dažniausiai jų ir neprireikia, bet svarbu, dažniausiai atgena pas mus kraujas. Gal visi labai kraujo išsigąsta, o visų kitų simptomų kartais būna, sunku išsituštinti metus du. Klausia, kur buvai? Tai kad sako, man dar ties antras yra skausmas. Sako, man neskaudėjo, kraujo nemačiau, kaip ir galėjau gyventi. Dabar 2 savaitės neišsituštinu, padėkite. Pradedi tyrimus daryti, ten jau 4 stadijos žarnyno vėžys. Tai turbūt, jeigu kelios savaitės kažkas naujo, pasitikrinti. Tai turbūt tą Google visada reikėtų tikrinti su tikru specialistu. Tokia turbūt būtų išvada. Tai galbūt gydytojau galėtumėt trumpai apibendrinti ir sudėti akcentus šią temą, ką kalbėjome. Taip, tai turbūt pagrindiniai simptomai tai yra tuštinimosi sutrikimai. Jeigu kalbėt apie vėžį, tai tuštinimosi sutrikimai, viduriavimas arba atvirkščiai, vidurių užkietėjimai, pakraujavimai, skausmas, svorio kritimas, pilvo pūtimai, tai yra tie simptomai, kurie turėtų jau sukelti nerimą ir dėl kurių reiktų parodyti specialistui ir kuris nuspręstų, galbūt reiktų atlikti endoskopinį žarnyno ištyrimą. Tai ačiū Jums labai, bet vis dar nenoriu paleisti, ne šią temą, bet kiekvieno pašnekovo klausime apie kokį tai įdomų podcastą, knygą ar matytą filmą, kurį galite rekomenduoti būtent mūsų klausytojams laisvalaikio tema. Tai gal galėtumėte pasidalinti? Taip, tai filmas turbūt būtų toks vos sunkiausias variantas, nes retai žiūriu, bet dabar paskutinį žiūrėjau Oppenheimerį, tikrai padarė didelį įspūdį ir po to teko daug skaityti tą temą, tai kankamai tiksliai viskas, labai smulkiai nurodyta visi istoriniai momentai, tam tikros visų veikėjų savybės, tai tikrai filmas, kurį verta pažiūrėti. Dabar knygos kažkokios mėgiamos neturiu ir dažniausiai būna, kad perskaitęs vieną knygą, užsidarau į tam tikrą vadinamą burbulą, kur tą pačią temą skaitau kitas knygas. Tai turbūt vienas paskutinių tikrai rekomenduočiau net ne knygą, o autorių, tai Murakamis, kurio irgi vienos knygos nepasakysiu, kuri geriausia, visas perskaičiau ir rekomenduoju tikrai, jeigu patinka tokios stiliaus knygos, jas visas skaityti. O paskutinę knygą turbūt Apollo 11, irgi skaičiau apie astronautus, kosmonautus, visą mėnulio užkariavimo istoriją, tai irgi kam patinka istorija, mokslas, naujovės, naujos technologijos, ar sužinoti, kaip buvo Tarybų sąjungos laikais, kaip buvo JF Kennedy laikais, tikrai rekomenduoju šią knygą perklausyti, perskaityti, bet kokiam formate. Tikrai labai ačiū už rekomendacijas, labai džiugu, kad tarp tiek veiklų randate laiko ir laisvalaikiai. Ačiū, kad radote laiką mums, o klausytojams susiklausysime kitą kartą.